Žmonės tampa vegetarais ar veganais dėl gyvenimo sąlygų. Tarkim, neišgaliu įsigyti mėsos ir gyvulinių produktų platesnė prasme. Arba sąmoningai pasirenka tokį sprendimą. Antroju atveju psichologams įdomu, kokiame kontekste gimsta toks sprendimas. Štai ką mes žinom. Vegetarėmis dažniau tampa moteris, bet moteris taip pat dažniau sutinka dalyvauti tyrimuose. Todėl svarbu, kai jau norim pasiremti tokiais duomenim, ieškoti stratifikuotų duomenų. Vegetarai dažniau būna liberalai arba kairieji. Vegetarai dažniau būna jaunesni žmonės nei 50 metų ar vyresni. Vegetarai būna mažiau linkę siekti dominavimo visuomenėje ir pasižymi mažiau išreikštomis autoritarinėmis savybėmis. Vegetarai yra atviresni ir pasižymi stipriau išreikštą empatiją. Kažkaip noriu sakyti, kad sąmoningas sprendimas nevalgyti mėsos nėra tik sprendimas lėkštės ribose, matyti, tačiau yra bendro požiūrį į pasaulį ar gyvenimo apraišką. Ar sutiktumėt su tokiu teiginiu? Pasidalinkite. Taikos ir ramybės.